Gerai. Tai tada aš pradėsiu, mano pranešimo temą matote. Realiai turbūt esate visi girdėję NASA, bet nežinau, kiek jūs su ją esate susidūrę. Praėję Lietuvos gatvėmis jums gali atrodyti, kad NASA yra kažkoksai drabužių brandas. Nes jeigu dabar nueisite į H&M, Zalando ar dar kitas drabužių parduotuvės, pamatysit, kad labai daug tokių maikių. Čia šitas irgi iš H&M pirktas. Bet tai nėra drabužių brandas. Čia tiesiog žmonės nusprendė, kad jis tiek gražiai atrodo ir reikia kažkaip pareklamuoti. Tai iš tikrųjų NASA yra šiek tiek daugiau. Tai galbūt vyresni iš jūsų esat girdėję, kad NASA yra, kosmoso agentūra. Jos pagalba mūsų žmonės, realiai žmonijos žmonės, sugebėjo nusileisti ant Mėnulio, taip pat vykdė įvairiausius kitus tyrimus ir pagrindė viskas su raketom. Mažai turbūt daug kas žino, kad NASA atlieka tyrimus ir kitose sritise, ne tik raketose, ne tik kosmose, bet ir čia ant Žemės. Ten dirba tokie mokslininkai, kurie dirba su medicina, bioinžinerija ir dar įvairiausiam kitoms sritims, kurios atrodo nelabai gal susijusi su tuo tokiu NASO's įvaizdžiu. Seniau, pakankamai, senai, realiai NASA vadinosi visiškai kitaip. Tai buvo NACA. Skamba panašiai, bet NACA buvo National Advisory Committee for Aeronautics. Mes žinom, kad į kosmosą mes iškart negebėjom skristi, mes pirmiausia pradėjom nuo lėktuvų. 1903 metais broliai Wrightai pirmieji pakilo į orą su savo gamybos lėktuvu ir pasaulyje ir Europoje prasidėjo tokios savotiškos varžybos, kas sugebės pagaminti geresnius lėktuvus. Tai 1915 metais amerikiečiai norėjo šiek tiek įsiveržti į priekį, tai įkūrė aviacijos tokius institutus, pavadino jos NACA. Tenai pradėjo atlikinėti įvairiausius tyrimus su lėktuvais, aeronautikos krypty ir panašiai, ir tik tai ženkliai vėliau, po beveik 50 metų, 1958 metais, įsikūrė mūsų jau gerai žinoma NASA, kuri pradėjo kurti raketas. Bet iš esmės tai yra ta pati organizacija, įvyko tik restruktūrizacija iš vienos organizacijos į kitą, bet žmonės faktiškai liko. Tiesiog žengė vienu žingsniu aukščiau. Tai apie NACA jūs gal ir girdėjot, gal ir matėt, bet vieni įspūdingiausių pasaulio lėktuvų buvo sukurta būtent tų inžinierių ir jie norėdami padaryti tuos lėktuvus dar geresnius turėjo atlikti įvairius tyrimus, nes pačioj pradžioj nebuvo žinoma, kaip orlaivis skrenda, kaip pagerinti orlaivio skrydį, dėl to reikėjo atlikti labai daug tyrimų. Su skrendančiu orlaiviu, tokiu koks yra šis, yra sunku atlikti tyrimus, nes jis juda ore. Tam reikia labai įmantrių prietaisų. Ženkliai paprasčiau yra tyrimus atlikti stacionariai, tai yra judinti orą ant Žemės. Tam šiai dienai ir tuo metu buvo naudoti aerodinaminiai vamzdžiai. Aerodinaminis vamzdis leidžia įgreitinti vėją ir į tą vėją įdėti kokį norim kūną. Šiuo atveju čia sumuštinis įdėtas, bet jūs galite įdėti bet ką, nuo automobilio, lėktuvo ar šiaip kokio nors kūno. Ir pamatuoti jėgas, pasižiūrėti, kaip srautas apteka, pamatuoti slėgius ir taip toliau. Atlikti labai daug tyrimų, iš kurių vėliau inžinieriai gali daryti kažkokias tai išvadas apie kokias nors tai tendencijas, kaip patobulinti ir panašiai. Tai NACA būtent pradėjo šitą kelionę, pradėjo gaminti didelius aerodinaminius vamzdžius, kad galėtų patalpinti tiek mažus modelius, tiek didelius modelius. Ir čia yra tik keletas senų nuotraukų iš vienų pirmųjų vamzdžių, kurie gebėjo talpinti ir mažus, ir tuos didelius modelius. Tai didėjant poreikiui orlaivių gamybos, pradėjo gaminti vis didesnius orlaivius. Nes yra ten su aerodinamika yra labai sunku iš tikrųjų išlaikyti tuos pačius matavimų dydžius, ten yra įvairūs Reynoldso skaičiai ir ten blokavimo faktoriai ir taip toliau, apie kuriuos aš daug tikrai nekalbėsiu, nes tam jūs turėsit studijuoti pas mumis, kad sužinotumėt, bet tai yra pakankamai sudėtinga ir paprasčiau yra padaryti didesnį aerodinaminį vamzdį, negu gauti gerus rezultatus mažam
aerodinaminiam vamzdį. Tai jie vis didino aerodinaminius vamzdžius ir šiai dienai pats didžiausias aerodinaminis vamzdis randasi Eimso tyrimų centre Kalifornijoje, Amerikoje, kuris atrodo daugmaž taip. Jis yra didžiulis. Atkreipkite dėmesį, kokio dydžio automobiliai čia yra atvaizduoti. Tikrai labai sunku įsivaizduoti to mastą, bet į šitą aerodinaminį vamzdį mes galim patalpinti labai didelius kūnus. Darbinė kamera jo yra apie 40 metrų pločio. Tai vadinasi, mes galim panašaus dydžio orlaivį tenai įkišti. Ta sunku suvokti, bet štai jo matmenys plius minus, jo ilgis yra apie 400 metrų viena kryptimi arba 270 metrų kita kryptimi. Tokiam geras pavyzdys būtų, šalia mūsų fakulteto yra molas, čia už nepilno kilometro, tai molas yra 4 kartus mažesnis pagal plotą negu šitas daiktas. Pamatavau šiandien, kad jis ten 200 metrų ir panašiai. Tai šitas aerodinaminis vamzdis yra didžiulis. Jį operuoti reikalauja labai daug inžinierių, tyrėjų ir jis reikalauja labai daug energijos. Jam paleisti reikia apie tiek elektros, kiek reikia Alytaus beveik miestui. Mažesniam truputį, bet energijos tikrai labai reikia daug. Tai kitų mes turim irgi aerodinaminį vamzdį, mažesnį truputį. Tai jeigu prieš tai, štai šitoj skaidriai matėt, buvo 400 metrų, tai mūsų vamzdukas yra apie 5 metrai. Čia dar padidintas, nes jeigu sumažinčiau, kad būtų pagal mastelį, jisai čia tikrai nesimatytų. Tai mūsų aerodinaminis vamzdis taip pat yra pagamintas Amerikoje. Į mūsų fakultetą atvyko prieš 10 metį ir nuo tos dienos mūsų studentai ir tyrėjai su juo atlieka įvairius aerodinaminius tyrimus. Tai palyginkim, ką daro mūsų studentai ir kas vyksta NASA'se. Tai čia vienoj pusėje, yra pavaizduotas tas didžiausias mano minėtas aerodinaminis vamzdis ir jis talpina realaus dydžio F-18 lėktuvą. Matote žmonės, matot kokio dydžio tas vamzdis yra. Ir kitoj pusėje matom mūsų studentų atliekamus tyrimus su F-16 modeliu. Tas F-16 modelis yra sumažintas apie 40 kartų. Tai pakankamai maži, bet fizika yra ta pati. Mes galime išgauti labai panašius rezultatus, ką ir tyrėjai pasiekė NASA'os aerodinaminiuose vamzdžiuose. Su tam tikrom išlygom, žinoma. Kitas pavyzdys. Štai čia vienoj pusėje yra SLS raketa, bandoma jau mažesniam aerodinaminiam vamzdį, kuris yra tik 3 metrų pločio, su mūsų aerodinaminiam vamzdyje, kurio darbinė kamera 30 cm pločio. Yra testuojamas RT-400 raketos taikinys, sukurtas mūsų tyrėjų ir jis yra apie 10 kartų sumažintas nuo realaus dydžio. Kitas pavyzdys. Štai čia NASA didžiausiam aerodinaminiam vamzdį yra testuojamas realaus dydžio sunkvežimis, ir kitoj pusėje yra testuojamas 24 kartus sumažintas Audi Q7 modelis mūsų studentų. Rezultatai panašus, žinoma, mastelis skiriasi. Kitas pavyzdys, NASA tyrėjai atlieka įvairius tyrimus su kintamos geometrijos orlaiviais. Tai čia vienoj pusėje yra pateiktas NASA MATCAD kintamos geometrijos orlaivis, kuris buvo tirtas Eimso tyrimų centre. Ir kitoj pusėje yra pavaizduotas mūsų tyrėjų tyriamas kintamos geometrijos orlaivio sparnas ir jis būtent buvo tirtas tam nedideliam mūsų aerodinaminiam vamzdyje. Dar įdomus pavyzdys, tai būtų aerotamprumo tyrimai. Aerotamprumas yra labai keistas žodis, bet jis apjungia labai daug šakų, apjungia dinamiką, apjungia aerodinamiką, konstrukciją ir panašiai. Bet kas sraute juda, jeigu matėt vėliavą plevenant, ir tai orlaiviams sukelia labai daug problemų. Tai NASA tyrėjai atlieka tyrimus aerodinaminiam vamzdyje, kokia yra sąveika tarp srauto ir įvairių konstrukcijų ir ieško galimybių išvengti tokių reiškinių kaip flateris, pavyzdžiui. Ką jūs matot šiuose abiejose, ne nuotraukose, bet vaizdo įrašuose. Ir vis sumaišau pusės. Čia pavaizduota kitų, kas vyksta. Mes irgi atliekam aerotamprumo tyrimus, tik su mažesniais modeliais. Ir čia matot gembinės jos tipo sparno aerotamprumo tyrimus. Tai jie pakankamai įspūdingi.
Ir dar vienas labai įdomus pavyzdys. NASA nuotraukoje matote V22 Osprėjaus pirminę modifikaciją, kurios aerodinamika tyriama taip pat tam didžiausiam aerodinaminiam vamzdyje. Ir kitoj pusėje KTU matote mūsų vieno studento baigiamąjį darbą, kur yra orlaivio su pasukamu sparnu ir pasukamu varikliu modelis. Šita tema yra labai įdomi dėl to, kad studentas ją atsivežė iš tos pačios NASA. Ir daugelis dalykų, ką aš jums čia rodžiau, iš tikrųjų mes irgi atsivežėme iš NASA. Čia yra Deividas Čelkys, kuris, bijau sumeluoti, bet turbūt 19 metais buvo NASA stažuotėje ir atlikinėjo tyrimus su panašiu orlaiviu, kokį jisai vėliau nusprendė ištirti KTU. Tai grįžęs iš savo stažuotės, jis negalėjo atsinešti brėžinių, kuriuos jisai gavo NASA, jis turėjo sukurti kažką savo ir nusprendė baigiamajam savo darbui pritaikyti tas įgytas žinias ir pagaminti tokį modelį mūsų aerodinaminiam vamzdyje, su kuriuo jis vėliau atliko tyrimus ir gavo tikrai labai puikius rezultatus. Tokių pavyzdžių mes fakultete turim nemažai. Šiai dienai yra apie 8 mūsų fakulteto studentai iš įvairiausių programų, kurie stažavosi NASA. Tai jie atliko tyrimus, tiek ir aerodinaminius tyrimus, tiek įvairiausius, kai kurie su mėšlu dirbo, kai kurie su robotais dirbo ir panašiai. Tai palietė tikrai įvairiausias tyrimus kryptis, kas liečia inžineriją ir tikrai įgijo gan nemažai kompetencijų. Dalis šių žmonių šiai dienai dirba vienose geriausiose Lietuvos įmonių, dirbančių su kosmosu ir su aeronautikos inžinerija. Tai keletas žmonių dirba Nanoavionics, kur užima labai aukštas pareigas, keletas iš jų yra įkūrę savo įmonės, kur gamina labai įdomius asmeninius orlaivius. Na ir pabaigoje matom dar 2 studentus, kurie šiuo metu gyvena Kalifornijoje, NASA Eimsų tyrimų centre ir jau yra viršę pusę savo stažuotės laiko ir už kokio mėnesio grįš į mūsų fakultetą pasidalinti žiniomis ir galbūt tęs tyrimus šioj krypty. Tai norėčiau pabrėžti, kad laukiam jūsų studijuojant mūsų fakultete, nes, kaip matote, gan didelis kiekis studentų gali patekti į NASA. Tai, aišku, galite padaryti studijuodami ir kitose programuose, ir kitose fakultetuose, bet mūsų fakultete yra turbūt viena didžiausių tikimybių, nes kiekvienais metais, kai vyksta atrankos į stažuotės, mūsų studentai tenai patenka. Tai aš tikiuosi, kad už keletos metų pamatysiu jūs mūsų fakultete ir pagelbėsiu jums parašyti paraišką ir vykti į NASA. Tai ačiū labai ir tai mano pranešimo pabaiga. Gal turit klausimų?